Šiandieną mes pasitinkam geriausius iki komandos šlovingiausius atstovus, kurie pirmą kartą iki istorijoje EVA laimėjo Rėvė grupės salės futbolo taurę. Būdami ne futbolo šalis, mes tapome futbolo čempionais. Tai valio, įvaro tik iki pergalės ir labai laukiam jūsų grįžtant. Labai gerai. Kaip sakiau, padarėm tai, ko dar nėra buvę. Ir pagaliau, 4 metai, stengiamės ilgai, nusipelnę buvo, tikrai. Pagrindinius keletą žaidėjų tikrai turim: Edgaras, Lukas, Martynas, vartininkas mūsų Donatas, vieni iš esminių buvo, bet visi prisidėjo. Aš kaip sakau, komanda, ta, kuri gerai juda, svajones išpildo ir padaro realybę. Finale 4-1 laimėjom prieš Austrų vienų iš sandėlių komandų. Nebuvo ne vienų varžybų, kurių nelaimėtume, bet pirmos turbūt jauduliukas. Startas, nežinojom ko tikėtis, kiekvieną kartą varžovai gali būti vis skirtingi, naujesni, stipresni, geresni. Tai tu tiesiog eini, žiūri ir pagal juos pratinėsi žaisti, taip ir šie, kad turbūt su jauduliu tvarkėme sunkiausiai pirmose varžybose. Be komandos nieko nebūtų. Mano komanda geriausia.